Atėjo metas atidaryti visas kortas. Jūsų atsakymas buvo labai arti tiesos. Išardėm panelę iš apačios. Šitos žmonės mes laukiam pas mus. Jūs turėsit vieną šansą surinkti koduką ir sudalyvauti mūsų loterijai. Grįžtam mes prie Reksuso, kurį reikėjo padaryti vakar ir kurį klientas iki šiol nepaėmė. Toj parodysim, kas buvo. Labai buvo daug klausimų, spėlionių, kasgi čia, kas. Toj mes visą tą paslaptį atskleisim. O buvo viskas taip. Diagnostika nepasijungia, kanas trumpina, išardėm panelę iš apačios ir radom savadarbį immobilizerį. Pradėjom ieškoti pultą mašinui. Pultas buvo sėkmingai surastas, o pulte buvo nusėdusi baterija. Visi žmonės, kurie komentaruose parašė, kad čia gali būti signalizacija, immobilizeris, rakto baterija, jūsų atsakymas buvo labai arti tiesos, dėl to mes nusprendėm, kad jūs galite sudalyvauti loteriją ir laimėti mūsų Apple Watch'ą. Minam, kad Apple Watch dar iki šiol nelaimėtas. Kaip mes ir sakėm, turim seifuką, turim kodukus, vienas iš jų yra laimingas. Atidarus seifą, laikrodis bus jūsų. Vaidotas Vilutis rašė, gal slapukas įdėtas arba signalizacija aktyvavusi. Dainius Žilėnas, rakto elementas nuduso. Staska Kristutis, signalkės tabletės batarkė. Evaldas Skarupskis rašė immobilizerio laidai arba dėžutė. Dar tik tokie profiliai radom teisingų atsakymų, rakta baterija išsikrovus, rašė mum Viliūnė. Tai vat, visi tie atsakymai buvo arti tiesos, šitos žmonės mes laukiam pas mus, jūs turėsit vieną šansą surinkti koduką ir sudalyvauti mūsų loterijai.